Šioje laidoje net 2 siužetai skirti vandeniui. Pirmajame kalbėsime apie tai, kokį mineralinį vandenį turėtų pasirinkti aktyvūs sportuojantys žmonės. Siužetas bus įdomus ir tiems, kas norėtų sureguliuoti svorį, nes patarsime, koks vanduo labiausiai daro įtaką mūsų kūno masiai. Ši moteris, kaip ir daugelis tų, kurios nepaisant vis dar šalto oro, jau skuba išbėgti į lauką ir pradėti mankštinti po žiemos sustingusį kūną. Pavasarį ne vienas prisipažįsta, kad juos tiesiog erzina per šaltąjį laikotarpį priaugti kilogramai. Todėl dažnas iškelia savo tikslą visomis įmanomomis priemonėmis susigrąžinti buvusias kūno linijas. Tačiau sportuoti reikia protingai ir ne tik dėl galimų fizinių traumų, bet ir dėl to, kad nebūtų prarasta per daug mineralinių medžiagų. Sportuojant, žmogus netenka natrio iki 8 gramų, sakysim, kalcio apie 100 mg. Taip pat labai didelio kiekio netenka ir kalio. Pavyzdžiui, jeigu palaižysi prakaitą, iš tiesų jis yra sūrus, tai rodo, kad su prakaitu žmogus daug netenka mineralinių medžiagų. O jis netenka dėl to, kad jis tiesiog prakaituoja. Daug prakaituoja. Tie, kurie žino, kaip teisingai mesti svorį, išduoda paslaptį, kad pagalbininku gali būti ne tik sportas, bet ir vanduo. Galbūt dėl to pasaulyje tapo populiaru per mados renginius patiekti nebe šampaną kaip anksčiau, o mineralinį vandenį. Išgėrus, sakysim, mineralinio vandens maždaug 1,5 litro per parą, tai yra tiesiog patenkinama visi organizmo poreikiai mineralinėms medžiagoms. Ir kadangi, sakysim, pagreitina medžiagų apykaitą, tai žinoma, tada tiesiog lieknėji. Sportuojantiems tai netgi neužtenka ten 1,5 litro mineralinio išgerti. Galėtų išgerti ir 2, ir 2,5, ten iki 3 litrų. Priklauso nuo tiek, kiek jisai laiko sportuoja. Mitybos specialistai rekomenduoja prieš kiekvieną maistą išgerti po stiklinę mineralinio vandens. Išgeriant mineralinio vandens stiklinę prieš kiekvieną maistą ir kaip restoranuose užsienyje yra pateikiamas mineralinis vanduo prieš valgį, tai aišku, esantis chloras ir natris mineralinėme vandenyje dalyvauja skrandžio skysčių sudaryme, ten rūgšties susidaryme. Chloras įeina ir dėl to padidėja rūgštingumas. Tuomet žmogus geriau virškina jam ir dar apsaugo nuo apsinuodijimo. Tie, kurie turi didelį, sakysim, skrandžio rūgštingumą, jie rečiau apsinuodina įvairiais maisto produktais. Ypatingai geras mineralinis vanduo yra Vytautas, jis yra išgaunamas Birštone ir jau nuo 1924 metų, tai yra regioninėme parke. Nėra ten jokios tokios ūkinės veiklos, kuri kenktų mineralinio vandens išgavimui, bet to jis yra išgaunamas iš gilių sluoksnių, tikrai yra tinkamas ir švarus. Ir į mineralinį vandenį negalima dėti įvairiausių ten tų priedų, išskyrus tik tai anglies dvideginį. Mineralinis vanduo Vytautas patinka tiek sportuojantiems, tiek mėgstantiems daug pavalgyti. Mat šis vanduo padeda paspartinti skrandžio veiklą ir virškinimo procesus. Mineralinis vanduo Vytautas aukščiausios kokybės, sveikas ir natūralus produktas. Išpilstytas į butelius toks, koks randamas gamtoje. Jame nėra nieko papildomai įdėta išskyrus angliarūgštę, kuris suteikia gaivumo. Vytautas turi daugiausia naudingų mineralų iš visų Baltijos šalyse išgaunamų vandenų.